Kažkur radau šitą frazę. Galbūt profesorius pasakys plačiau. Na ir mūsų diskusijoje taip pat dalyvauja Virgilijus Alekna. Yra sportininkų, kurie laimi vieną čempionatą, yra legendų, kurios dešimtmečius išlieka tarp geriausių pasaulyje. Virgilijus Alekna būtent iš tokių. Dukart olimpinis čempionas, pasaulio ir Europos čempionas, vienas tituluočiausių visų laikų Lietuvos sportininkų. Jo asmeninis rekordas, kiek radau, beje pasiektas Kaune, ar ne Virgilijau, tai yra 73 metrai 88 centimetrai, tai tikrai paplokim, nes Kaune padarytas šitas rekordas 2000 metais. Įdomu tai, kad daugiau nei 20 kartų oficialiuose varžybose jis diską numetė toliau nei 70 metrų, tai išskirtinumo stabilumo rodiklis pasaulinėje lengvojo atletikoje. Virgilijus Alekna dažnai siejamas su olimpiniu auksu, tačiau šio vakaro tema ne medaliai. Kalbėsime apie tai, kaip disciplina, nuoseklumas ir judėjimas gali padėti kiekvienam iš mūsų gyventi sveikiau. Na, kolegos, ir aš siūlau pradėti mūsų diskusiją. Ir norėčiau paklausti. Pirmas klausimas. Na, kiekvienas iš jūsų norėčiau, kad atsakytumėt. Įsivaizduokite, kad rytoj tampate Kauno miesto meru. Koks būtų pirmasis sprendimas, kuris labiausiai pagerintų kauniečių sveikatą? Čia po minutę kiekvienam. Geras profesorių, gal jūs pradėkite. Sveiki, šnekėsiu paprastai 2 arba 3 sakiniais. Viską apibendrinus, gausybė technologijų, gausybė vaistų, gausybė strategijų, didžiausia nauda ir mažiausiai investicijų būtų, jeigu žmonės padidintų savo judėjimą kiekvieną dieną plus 10 minučių vidutinių tempų, ką dabar daro, tai sumažintų tikimybę maždaug 350% susirgti apie 50 lėtinių lygų dėl tų 10 minučių ir maždaug kiekvienas žmogus, Lietuvoje 80%, kur trūksta judėjimo, ir kiekvienas žmogus sutaupytų apie 3-4 tūkstančius eurų skirtų gydymui. Tai būtų milijardai naudos dėl 10 minučių ir ilgesnio gyvenimo. Deja, visi galvoja pasaulyje, visi žino tas strategijas, kaip žmogų įnorint, įgalint. 10 minučių nesvarbu, kaip namuose pakėlęs kojas, judi bėgi, katarai. Japonų strategija 10 minučių padarė ir įrodė, milijardą sutaupo. Tas ekonomikoje vadintųsi ekonomika premija, neseniai gavo nudge. Tai yra ieškoti mažiausio postumio didžiausios naudos. Niekaip aš nesugalvoju pačios geriausios. Vaistų ilgamžiškumui nėra, pats geriausias vaistas yra klasika sena - judėjimas, mityba, miegas, gerovė, psichologija. O iš visų vaistų pats geriausias moksliniais argumentais kartoju - judėjimas. Naujausia publikacija elitinė rodė 14 ilgamžiškumo požymių. Tik vienintelis veiksnys, tai yra fizinis aktyvumas, visus tos 14 požymių įtakoja, nuo genų iki laimės. O jeigu visą judėjimą suvest, tai ne bet kaip, 10 minučių vidutinio intensyvumo, 10 minučių. Tai yra pats paprasčiausias vaistas, bet deja, vidutinio intensyvumo, ne taip, kad čia atėjom, bet tokiu su prakaitu 10 minučių, naudos milijardinės. Profesoriau, bet o ką meras turėtų padaryti? Ir toliau prasideda strategijos įvairios, kurių nieks nebeišsprendžia. Viena iš jų efektyviausia yra mokymas, efektyvus mokymas, bendruomenės įtraukimas, aiškinimas, visų tokių praktinių pratybų vedimas. Pavyzdžiui, 3 amžiaus universitetai fantastiškai yra užsikūrę Kaune ir Lietuvoje. Ten
aš dabar ruošiuosi atlikti eksperimentus, tos 10 minučių, ten žmonės labai yra. Ten pradėti nuo 3 amžiaus universitetų, kurie jau turi pagrindus, plus 10 ten įvesti ir plėsti. Ir gerą žinutės kleisti. Mažiau šnekėti, daugiau praktiškai daryti ir skleisti tikrasias naudas skaičius, o naudų milžiniškų naudų. Virgilijau, o kaip Kaunas galėtų paskatinti kauniečius daugiau judėti mieste? Ko jūsų nuomonė trūksta, kaip jūs galvojate? Matot, čia šios dienos ir tema yra pokalbis apie taip, kaip žmonės priversti daugiau būti fiziškai aktyviems. Bet visų pirma, iš Kauno valdžios varpinės žiūrint, kad fiziškai aktyvus žmogus, tai jisai darbingas, reiklus, jam reikia papildomai vis kažką tai daryti, papildomas erdves atrasti ir taip toliau, ir tai būna įpareigojimas jau pačiai valdžiai. Taip, kad pati valdžia norinti, kad žmonės daugiau judėtų, tai turėtų ir pati daugiau stengtis ir pasiruošti tiems iššūkiams, kurie lauks ateityje, nes visada turės gerinti infrastruktūrą ir tų žmonių kiekis visada didės. Taip, kad kalbėti ir žadėti reikia labai atsargiai, nes jeigu Kaunas taps labai fiziškai aktyvus, tai reikės ir merui labai pasistengti, bet aš manau, kad Simonas tikrai su tuo susitvarkys, jeigu jisai imsis kaip tik savo veiklos nuo fizinio aktyvumo skatinimo. O šiaip aš manau, kad pati erdvė ir pačios sąlygos Kauno mieste fiziškai aktyviems būti tikrai yra geros, nes čia kaip du didmiesčiai, tiek Vilnius, tiek Kaunas, ko gero, konkuruoja dėl geresnių sporto infrastruktūros statinių. Ko gero, gal Kaunas yra ir įsiveržęs šiek tiek į priekį, bet Vilnius sparčiai vejasi, tai aš manau, kad tikrai dabartiniai miestų merai supranta, kad fiziškai aktyvūs žmonės, ypatingai jaunimas, nes irgi profesorius užsiminė apie tai, kad vyresnio amžiaus žmonių Kauno mieste šiek tiek daugiau yra nei jaunimo. Tai aš manau, kad ir jaunimas pasitemps, jeigu žinos, kad Kauno mieste gali taip pat kokybiškai gyventi. Ne vien visi važiuosi Kauno rajoną. Na ir norėtum Linos, gal patikslinsiu truputėlį klausimą, na čia buvo, ką kaip meras darytumėt, bet gal jūs kaip profesionalė, kaip gydytoja, galėtumėt pasakyti, kokias gyvenimo būdo problemas matote kauniečių gyvenime, susiduria turbūt kasdieną, tai galbūt galėtumėte įvardinti ir kaip jas galima būtų spręsti. Tai ačiū labai už klausimą. Iš tikrųjų, tai kauniečiai, aišku, yra visuomenės atspindys, tai nėra kažkokia išskirtinė grupė ir mes tas problemas matome iš vis populiacijų ir ką kalba pasaulis, ar ne, kokios yra problemos. Tai iš esmės gyvensenos medicina, kaip mokslo ir praktikos sritis, kurioje aš dirbu ir konsultuoju pacientus, kalba apie tokias 6 sritis. Man labai patinka angliškas terminas, nes gyvensenos medicina kaip mokslo ir praktikos sritis atėjo iš Jungtinių Amerikos valstijų ir jie turi 6 piliulės, 6 pillars vadinasi, ar ne? Tai labai aiškas, tai fizinis aktyvumas vienareikšmiškai viena iš jų, ar ne? Mityba, streso valdymas, miegas, žalingi įpročiai ir socialiniai ryšiai. Tai labai aiškios 6 sritis, kurios iš esmės ir tarpusavy susijusios ir labai atskiros. Ir apie kiekvieną jų reikia pagalvoti, jeigu mes norim tą sisteminę, holistinę, turėti holistinį požiūrį į pacientą ir valdyti lėtines ligas iš esmės, ar ne? Ne tik apie ligas eina kalba, apie apskritai sveiko gyvenimo trukmę, apie funkcijų išsaugojimą per visą gyvenimą, ne? Apie gyvenimo kokybę. Tai visos 6 sritys yra svarbios ir iš esmės, ką aš matau, dirbdama su pacientais, visur yra sudėtingų dalykų. Vieniems yra vieni problemos kažkokios ar ne vienoje srityje, kitiems kitur, bet labai dažnai mes turim kalbėti apie viską kartu, nes tarpusiai viskas susiję. Netgi yra tokių įdomių sąsajų, kaip pavyzdžiui, norint pagerinti pacientui arba motyvuoti jį labiau būti fiziškai aktyviems, mes galime pradėti nuo mitybos pokyčių, galvojant, kad mitybos pokyčiai paveiks mūsų mikrobiotą, tai yra toksai labai svarbus organas mūsų kūne, žarnyne, kuris gamindama metabolitus ir siųsdama impulsus į mūsų smegenis,
palaiko mūsų motyvaciją. Ne? Tai kartais tas kelias prie kiekvieno žmogaus yra labai skirtingas. Ir vienas iš aspektų, su kuo aš kaip dirbu, ne, su asmeniu, tai mes priimam tam tikrus sprendimus, išrašom tam tikrus gyvensenos receptus, ar ne, ir pacientai juos gyvendina, bet iš kitos pusės susiduria kartais su ta realybė, kad sako, mano aplinkoje nėra tų priemonių, kurių jūs man rekomenduojate, ne? Kalbant tiesiog apie, tarkim, mitybos sritį, apie pietų lėkštę, sako, dirbu tokiame darbe, kur tiesiog, artimiausia kavinė tiekia, tokį standartinį lietuvišką meniu, ar ne, kur ten tų daržovių, ankštinių, riešutų ir sėklų nėra tiesiog, ar ne, aš norėčiau, bet tada man reikia atsinešti iš namų, bet aš neturiu kur darbe pasiruošti ar pasišildyti. Žodžiu, daug yra tokių dalykų ir man norėtųsi, kad jeigu taip žiūrint iš miesto perspektyvos, kad tie sveikatai palankūs sprendimai būtų patogiai gyvendinami, kad jie būtų net pigesni už kažkokius tai kitus sveikatai nepalankius pasirinkimus, kad būtų priimtini, būtų arti žmogaus ir būtų socialiai priimtini. Tai reiškia, kad tai nėra aš išskirtinis, kad tą nusprendžiau daryti, bet tai yra normalu, tai yra tam tikra kultūros dalis, kuri yra formuojama ne tik šalia esančių žmonių tame burbule, kur kiekvienas gyvenam, bet ir aukščiau, ar ne, tam tikrų kažkokių organizacinių kultūrų, miesto, kaip valdžios kažkokia tai formuojamas vaizdas, ar ne, ir tai yra normalu, kad aš noriu kažkokius sveikatai palankesnių sprendimų ir galiu juos laisvai gyvendinti, tai, ką, tarkim, man rekomenduoja kažkoks specialistas, ne, konsultuodamas ir padėdamas rasti tos sprendimus. Aš gal dar profesoriui užduočiau klausimą, dar vieną tokį, kaip manot, kas yra svarbiau, ar dar vienas sporto klubas mieste, ar dar vienas parkas ir kodėl? Ir sporto klubų reikia, parkų reikia, bet be abejo, parkai labiau yra tiem žmonėm, kurie ir vyresnio amžiaus, kurie tas fizinis aktyvumas, kur natūraliai juda, tai labai yra svarbu, bet tie parkai turi būti labiau funkcionalūs, jau Kauno Ąžuolynas jau beveik idealus, jau, aišku, trūksta dar treniruoklių ten įvairių tokių populiaresnių, protingesnių pastatytų, bet jeigu šnekant apie fizinio aktyvumo skatinimo strategijas, tai pasaulyje yra priimtos paprastos taisyklės. Pirmiausiai supratimą didinti, išsilavinimą, nuo medikų, medikam trūksta labai, nes medikai yra galingoji jėga, ypač jie laiko neturi panašiai, jie galingoji jėga, kur galėtų patarti, o jie beveik nepatarė, tai mūsų tie protingieji medikai iš esmės reikia orientuoti labiau, kad į tą sveiką gyvenseną, nes paklausykit, 60% žmogaus gyvensenos trukmės įtakoja sveika gyvensena, o klasikinis gydymas tik 10%. O perskit pinigus, sveikai gyvensenai turbūt mažas gabaliukas, o medicinai yra milijonai, šimtai milijonų, tai nuo ten šiek tiek nuėmus daugiau treniruoklių, daugiau aikštelių, žalių veidų, protingų veidų. Kauno Ąžuolyne futbolo nepažaisi. Nu kas čia Kauno Ąžuolynas, jeigu yra sukurtas, jeigu jis žmonėm netarnauja. Ir asfalto per daug gal. Kodėl, pavyzdžiui, kokiai Austrijoje prie imperatoriaus rūmų gali pažaisti futbolą, kodėl Kopenhagoje visur gali pažaisti, o čia vaikai, jeigu bėgiotų, tai tiesiog žalių veidų daugiau, paprastų. Tai kartoju, pirmas dalykas supratimas, antras dalykas patraukli infrastruktūra, kur trūksta. Čia ir dabar infrastruktūra. Ir trečias dalykas postūmis, įvairios veiklos, įvairios eksperimentai, įvairios bandymai, paprasti dalykai. Tai aš turiu pasakyti tokį vieną svarbų įdomų dalyką, kad pasaulio sveikatinimo lyderiai visiškai neseniai susirinko galingoje konferencijoje ir jie padarė tokią išvadą. Vienas iš jų Libermanas sako, gal mums medikams ir visiems jau nebereikia šnekėti apie sveiką gyvenseną, nes mes jau beveik viską išaiškinom, ant lentynos pilnai ir pridėtų mūsų knygų ir straipsnių, deja žmonės netaiko. Žmonės deja netaiko tų visų dalykų. Aš, jeigu galim irgi tą pačią temą, tai gerai prisimenu prieš kokių 30-20 metų geriau, tai čia tikrai ko gero buvo ant vienos rankos pirštų suskaičiuoti Kauno stadionus, kiek jų buvo, sporto infrastruktūros, kokių tai objektų, tai buvo ženkliai mažiau. Ir kiek objektų yra dabar.
O tai reiškia, kad užaugo karta, mokyklose užauginom daugiau jaunimo mėgstančio sportą, mėgstančio sportuoti. Ir taip tas sportuojančių, fiziškai aktyviai gyvenančių žmonių skaičius kiekvienais metais didėja. Tai jeigu ta pačia progresija didės ir ateityje, tai reiškia, dar reikės ir tų pačių parkų, tų pačių sporto objektų. Ir kaip minėjau, tai yra fiziškai aktyvūs žmonės, tai yra šiaip aktyvūs žmonės ir jie reikalauja. Tai jie tada reikalaus iš tos pačios miesto valdžios dar daugiau sporto infrastruktūros objektų, parkų, visko, ko reikia fiziškai aktyviam žmogui. Kad tai yra susiję dalykai. Aš dar Linos norėčiau paklausti, kadangi jūs baigėt magistrantūros studijas gyvensenos medicinos, kaip matote, studentų tarpe didėja tas susidomėjimas būtent šita šaka, šita kryptimi ir ar su kokiais iššūkiais susidurėt būtent sveikatos mokslų universitete? Čia reflektuojant į profesoriaus Kurvydo, kad medikai dar ne visai supranta galbūt šitą dalyką. Tai Lietuvos sveikatos mokslų universitete šita gyvensenos medicinos studijų programa iš tikrųjų rengama jau 10 metų, bet galėčiau pasakyti gal tik tai keletą pastarųjų 3 metai, kai iš tikrųjų yra labai motyvuoti studentai, kurie iš tikrųjų žino, ko ateina ir žino, ką su tuo darys. Nes dar pati pradžia, kol nebuvo to supratimo apskritai, kas čia yra per studijų programa ir kas iš to, kad ją baigsim, ar ne? Ir Lietuva iš tikrųjų yra unikali Europoje ir pasaulyje, nes jinai vienintelė tokia turi gyvensenos medicinos specialistą, valstybės remiamą, ar ne, tą šeimos gydytojų komandos narį, kuris dirba pirminiai sveikatos priežiūrai ir galbūt net ir daugelio jūsų poliklinikose, šeimos klinikose, kur esat prisirašę, bent jau Kaunas gali didžiuotis didžiuliu kiekiu gyvensenos medicinos specialistų, kurie dirba įvairiose šeimos gydytojų komandose, ar ne, šeimos medicinos įstaigose. Tai iš tikrųjų iš dalies yra, džiaugiuosi tuo, kad tikrai labai malonu dirbti tokiais motyvuotais studentais, kurie labai imlūs, labai žingeidūs ir jie iš tikrųjų nori taikyti tas gyvensenos medicinos intervencijas, pasiekti tą kiekvieną asmenį. Aišku, yra tam tikras, valstybės supratimo ar ne vertė šitų specialistų gal nėra tiek prioritizuojama kaip kiti specialistai šeimos gydytojų komandose, tai susiduriam ypač ir kitose miestuose. Nėra taip sureikšminama, kad tai yra svarbus komandos narys ir būna įstaigų, kurios pasirenka kitus, tarkim, apylinkės administratorių arba atveju vedininką, kaip tą asmenį, kurį galima įsitraukti į šeimos gydytojų komandą. Tai man atrodo, čia labai svarbu ir miesto politikos prasme, ne, kad sutelkti dėmesį, skatinti įstaigas turėti tokį specialistą ir kad tai būtų realu, ar ne, nes ką aš pastebiu ir kaip pacientai pas mane ateina, daugelis žino, reikia daugiau judėti, daugiau daržovių valgyti, gal čia geriau miegoti, tas stresas ar ne, visi taip maždaug, ar ne, bet tai visiškai ne apie tai, kas iš tikrųjų yra, ne, mokslu pagrįsta, čia yra prasilenkia kartais ta informacija. Ir kitas dalykas, aš suprantu, kad labai svarbu yra ryšys tarp specialisto ir paciento, ar ne, kad tai, kaip patiki žmogus rekomendaciją, ir va čia kaip profesorius kalbėjo apie gydytojų įsitraukimą, tikrai labai sudėtinga, ar ne, nes gydytojai rengiami, aš pati, kaip mokiausi mediciną ir rezidentūrą, mes apie gyvensenos intervencijas tikrai nebuvo jokios tam skirtos vietos, ar ne, ir tai tiesiog, ta gyvensenos medicina yra kaip dalis atskira kažkokia sritis, bet tai yra visiškai medicinos dalis, šiuolaikinės medicinos praktikos dalis. Ir tai turėtų jinai ateiti ne tik į gydymo įstaigas, tai jinai turėtų ateiti iš tikrųjų į kiekvieną šeimą, į kiekvieną bendruomenę. Ir aš noriu, pavyzdžiui, pateikti pavyzdį, kaip mūsų Lietuvos sveikatos mokslų universitetas įsteigė sveikos gyvensenos ugdytojo pareigybę, kurioje dirba gyvensenos medicinos specialistas. Jisai priima, konsultuoja asmeniškai ir taiko įvairias grupinės edukacijas, užsiėmimus. Ir tie žmonės, kurie dirba Lietuvos sveikatos mokslo universitete, ne toje plotmėje, sveikatos plotmėje, tiek pat nežino, tiek pat nedaro, kaip ir visa kita visuomenės dalis. Ir dabar jau yra 2 metai, kaip šita pareigybė funkcionuoja, yra didžiulis kiekis klientų, ar ne, kaip juos galim pavadinti, kurie atvyko konsultacijoms, kurie iš tikrųjų realų pokytį daro savo gyvenime. Ir tai iš tikrųjų tas pavyzdys, kaip galima įstaigas, įmonės ar kažkokias, ar ne, skatinti savo viduje, kurti tam tikras
priemonės, kad žmogui būtų prieinamos ne kažkada po darbo, ne kažkada savaitgalį, ne kažkada per atostogas, bet kad čia ir dabar, nes mes gyvenam visą laiką, ne, ir darbo laikas yra darbo laikas, ne visą dieną, tai mes, kad tos paslaugos, priemonės, žinios ateitų iki žmogaus, kuo arčiau ten, kur jis yra, ne, tiek gydymo įstaigui, tiek tose pačiose darželiuose, mokyklose, ne, ir visa kita darbovietėse, socialinėse kažkokiose bendruomenėse ir visose kitose veiklose. Tai ačiū, Lina. Profesorius norėjo sureaguoti. O realybė yra labai paprasta. Su judėjimu tiek galim daug naudų padaryti. Dar pridėkim, kad pavyzdžiui tik 10% žmonių yra fiziškai aktyvus pagal 3 pagrindinius principus, o pagal vieną principą, ypač jėgos pratimus vyresnio amžiaus moterim, kur didžiausios naudos yra tik apie 1% moterų juda. O realybė yra tokia, kad iš kelių tūkstančių Lietuvos šeimos daktarų greičiausiai ant tos mano rankos 5 pirštų nerasčiau 5, kurie žinotų, kaip reikia patarti tos principus. Realybė tokia. Garsus kalbėjimai, garsios kalbos, mes tobuli, mes darom, o realybė yra tokia, kiek bendrauju profesionaliai, 3 paprasčiausių dalykų, nei kalba, nei sugeba pasakyti, o naudos milžiniškos. Tai va ir pradėkim nuo paprastų dalykų. O dabar, pasvajokim, mūsų tema Sveikas Kaunas 2030-ieji. Tai, Virgilijau, kokius 3 sprendimus, sakykime, siūlytumėte įgyvendinti, norint, kad Kaunas būtų sveikesnis, ne tik Kaunas, galbūt čia galima taikyti visai Lietuvai. Tai kokie pagrindiniai 3 sprendimai turėtų būti? Aš manau, kad svarbiausia būtų tai suaktyvinti Kauno gyventojus, būtent pačius pradėti sveikai, sportiškai, aktyviai, kaip sako, patiems organizuoti tas veiklas. Čia reikėtų ko gero pasigilinti, kaip yra iš viso sporto ar judėjimo būtent organizuojamas tas visas darbas, nes lyg ir mano, jeigu žinios nėra pasenusios, tai yra kokia tai centralizuota sporto mokykla tikriausiai, ar kokia tai finansuojamas galbūt tie sportuojantys žmonės. Aš manyčiau, kad šioje vietoje savivalda neturėtų užsiminėti būtent šitą, kaip sako, veiklą, o ją perleisti žmonių. Ten yra sporto klubai, ko gero, jie pakankamai aktyvūs, tai juos reikėtų labiau skatinti, o klubai tai yra pakankamai tokie atviri. Ir ten galėtų būti ir seniorai, ir galėtų būti vaikai, ir galėtų būti sportininkai, ir galėtų būti profesionalų sportininkai. Tai yra ta klubinė sistema Europoje labai stipriai išvystyta. Aš manau, kad jeigu mes norime fiziškai aktyvių žmonių Kaune, tai aš manau, kad reikėtų skatinti klubinę sistemą ir daugiau iniciatyvų suteikti patiems žmonėms. O gal reikėtų kažkokio, jūs Seime atstovaujat irgi esat komisijoje sporto reikalų, gal kažkokio nacionalinio sprendimo reikėtų? Ar manot, kad viskas yra reglamentuota taip mūsų teisiniai bazė? Matot, savivalda pati pasirenka tos modelius. Čia, kaip sako, valstybė negali nurodyti, nes čia yra nedeleguota funkcija, nes tada turėtume ir pinigus deleguoti. Tai šioje vietoje yra pavyzdžių, yra savivaldybių ir yra tikrai Lietuvoje nemažai savivaldybių, kurios būtent tas funkcijas deleguoja klubams. Tai ir puikiai jiems sekasi, tai ta pati Tauragė, Klaipėdoje yra šiek tiek irgi tas, bet Tauragės atvejais ypatingai yra toks, kur tikrai džiaugiasi visi. Taip pat aš manau, tuo keliu reikėtų ir keliauti. Profesoriau, jūs norėtumėte? Realybė yra paprasta, daug šnekam gražių dalykų, kai reikia prieiti prie strategijos įgyvendinimas, rengęs strategijas Seimo užprašytas fizinio aktyvumo skatinimo, parengėm pagal visus europietiškus standartus, kai pradėjom diskutuoti, kad reikės integruoti pinigus, tai strategijos įgyvendinimai manęs paprašė tą strategiją padėti, nes nepatogu, iš kur gausim tų pinigų. Jeigu mes taip blaškysimės, jeigu nesugebėsim rasti ir lėšų tom idėjom labai gerom, tai mes tuščiai viską dirbsim. Mes jeigu turim idėją, kad žmonės gali ilgiau gyventi, laimingiau, mažiau sirgtų, būtų aplamai sveikesni ir žinom, kad reikia vaikam padidinti, pavyzdžiui, vaikų sportas.
nereikia blaškytis, vaikų sportas yra sveikatos šaltinis. Dvigubai, trigubai daugiau finansavimo lėšų vaikų sportui, moksleivijos, senjoram yra trečio amžiaus universitetui ir kitiem. Duodam lėšų ir atom idėjom. Tik mažą postumį tik tai tada įgyvendinsim. O jeigu tik pradėsim gražiai žodžiais ir lauksim, kad jie patys išmoks, kol patys išmoks, tai yra šeimos gydytojai praeis 1000 metų, kai pradės šnekėti apie tai. Nes visiškai nėra jokio noro apie tai šnekėti. O jeigu mes esam lyderiai, mes keliam klausimus ir drąsiai sakom, mokykitės ten, keiskit fakultetus, integruokit, pradėkit užsiimti, o ne taip, kad savaime viskas eina. Mes turim lyderiauti ir sakyti, ką reikia padaryti. Ir idėją iškėlus A reikia ieškoti ir B pasakyti, reikia lėšų. O jeigu lėšų nebus, irgi nieko nebus, lėšų trigubai daugiau sportui, sveikatinimui, lėšų daugiau senjorui, lėšų daugiau aikštelėm ir viskas. Kodėl? Dėl to, kad aš žymiai labiau atsipirks, jeigu mes skiriam milijardus ten. Atsipirks. Paprastas dalykas. O jeigu to bijosim sakyti, visą laiką mandriai išsukinėsim, tai nieko iš to nebus. Profesoriau, Kaune veikia tokia programa, Judėk sveikai, Kauno savivaldybė skiria. Ar jūs apie ją esat girdėję ir ar jinai galėtų pagelbėti? Nes per šią programą yra tikrai nemažai. Bent jau prieš 2 kadencijas buvo skiriama ir lėšų, ir žmogiškų išteklių. Ar galvojat, kad jinai nelabai padeda, ar nesat girdėję? Visi tokie kaip lietaus trupinėliai, reikia aiškių programų, lyderių, didelių, su etapais, su lėšom, su programoms, ką mokyti nuo universitetų, nuo mokyklų, reikia visą strategiją paimti, o ne taip, kad mažą trupinėlį, viens kažkas pačiupinės kitas, reikia nuo studentų, nuo profesionalų parengimo ir iki pat jų mokymo ir infrastruktūros, reikia didelių strategijų, nesmulkių mažų tokių pačiupinėjimų. Kažkas judėk sveikai, kažkas vilko pačiuką. Pasigirsim, kad labai daug, bet iš tikrųjų bendras paveikslas nelabai stums. Ačiū, gal Lina? Aš iš tikrųjų visiškai pritariu, labai apie tą patį galvoju, apie tą sisteminę strategiją, kai, tarkim, vaikas ar ne nuo darželio yra įstatomas į tam tikrus rėmus, ar ne, tai kaip jisai ten gyvena, natūraliai ir šeima perima, ar ne, tam tikrą tokį struktūrą keliaujant per mokyklą, kad tai turėtų būti visi tie gyvensenos veiksniai natūralūs, aktyvios pertraukos, mitybos visa sistema sutvarkyta, ar ne, lengvai pasiekiamas sveikatai palankus maistas, ne tik teorinės pamokos, kaip aš esu susidūrus mokykloje, skaitau, vedu pamoką, ar ne, buvo tokia smulki tema apie viso grūdo produktus ir iš karto mano pamokos vaikai gauna pavakarius, rafinuotų miltų, baltus makaronus. Tai buvo pradinukai, iš karto sureagavo, bet tai sako, čia tai skaidulų nėra, ar ne, ir gyvenimas pakliuvo jie į gyvenimą, ar ne. Na taip, mokykla reiškia neteikia tam prioriteto. Kita vertus yra labai gerų pavyzdžių, kaip pavyzdžiui Lasanų gimnazija, kuri bendradarbiaudama su Lietuvos sveikatos mokslų universitetu, kūrė sveikos mokyklos strategiją, kur visi gyvensenos veiksniai yra ten integruoti. Ir ateidamas mokinys ir šeima privalo sutikti su jų teikiamom sąlygom. Ne? Tai reiškia, aktyvios pertraukos, mitybos sistema sutvarkyta, kito pasirinkimo nėra, ar ne, ko nėra, ten nėra, sveikatai nepalankaus maisto tiesiog ten nėra. Ir įvairios streso valdymo technikos, įvairius mokymai, įvairios maisto rašymo laboratorijos, ar ne. Man labai, pavyzdžiui, patiko Japonijos pavyzdys, kaip mokyklose vaikai ne tik ateina pavalgyti, jie gamina patys maistą, jie ten ragauja, degustuoja. Tai yra gyvenimas. Ir tie, kai gyvensenos visi veiksniai tampa natūraliu gyvenimu ir perkeliam toliau į tą patį universitetą, ir ne, aš kartais juokiuosi, kad, dirbu visuomenės sveikatos fakultete, bet kai reikia pagalvoti, kaip pavalgyti sveikai, aš turiu to pasirūpinti pati neždama iš namų, ar ne? Tai yra tiesiog atspindys, nes tai yra, visur taip iš esmės, daug kur taip yra. Bet žinoma, yra ir gerų pavyzdžių, norisi va tos sistemos, to tinklo, kuris apraizgo viską nuo pat pradžių ir tiesiog nėra kito pasirinkimo, bet tai tampa norma. Tada nėra klausimo, ne, kad sveikai gyventi yra privilegija ar kažkoks labai specifiškas pasirinkimas, kuriam reikia daug laiko ir jėgų investuoti ar kažkaip. Ne, tai turėtų būti natūralus pasirinkimas, lengvai pasiekiamas įgyvendinimas, bet tam, žinoma, reikia tikrai didžiulių darbų. Dar profesorius norėjo sureaguoti. Vieną faktą noriu pasakyti, neseniai vienas iš geriausių pasaulio mokslo žurnalų Lancet
paskelbė viso pasaulio vaikų fizinio aktyvumo žemėlapį. O žemėlapis dabar yra toks, tame tarpe yra Lietuva. Išsivyščiusio pasaulio tik apie 15% vaikų moksleivijų yra normaliai fiziškai aktyvus. Ir gal be vieno punkto, be jėgos pratimų, kadangi jėgos pratimai dabar įsiveržė, tai maždaug apie 5-10% vaikų atitinka šiuolaikinius standartus. O vaikai, jeigu nejuda, ir depresijos, ir lygos, ir gydymas, ir savižudybės ir panašiai. Tai paprastas dalykas. Dvigubinkim, trigubinkim sporto mokyklų vaikų skaičių kaip pavyzdys ir iš karto sprendžiam problemą. Paprastas dalykas. Na, o aš dabar žiūriu į auditoriją. Aš mačiau, kaip čia susirinkę diskusijos klausytojai rašėte tam tikras turbūt, nežinau, savo vizijas, savo pageidavimus, savo norus, kaip tą miestą padaryti sveikesnį. Bet aš manau, kad jūs turite ir klausimų mūsų diskusijos dalyviams. Tai aš labai prašau aktyviai klausti. Dovilė turi mikrofoną. Tai aš, pirmiausiai mūsų Robertas nori užduoti klausimą. Prašau. Klausimą užduosiu, bet noriu pareflektuoti. Labai geras pastebėjimas Virgilijos gerbiamojo mūsų dėl Kauno sporto klubo įtraukimo. Yra tikrai neregėtai aktyvių ir silpnai remiamų dabartinės merijos. Tai atėjęs naujasis meras tikrai galėtų šitą idėją išnaudoti ir manau, kad būtų tikrai daug naudos, nes ten žmonės yra tikrai darantis savo profesoriaus, o ne klausantis. Noriu pareflektuoti profesorio teigimą, kad tikrai ne visi šeimos daktarai tai nežino, ką daryti. Jie tiesiog neturi laiko, ką daryti. Bet kaip tik noriu pasidžiaugti, kad Kaunas turi tokią galimybę disponuoti sveikatos medicinos specialistų paslaugomis. Ir čia taip pat galėtų būti vienas iš proveržių naujajam merui, harmonizuojant šitą veiklą. O štai pavyzdys šią savaitę, kiek šiandien yra pas mus trečiadienis diena. Aš dabar apie kokius 4 pacientus sergančius nutukimo liga, sudaręs preliminarų planą, kurį tikrai žinau, kad nesugebėsiu užtikrinti. Reiškia, observuoti jį ir palaikyti tą pacientą tiesiog dėl prieinamumo problemų, o prieinamumo problemos, aišku, centrinės valdžios triukai, kuriuos mes girdėjom paskutiniu metu, tačiau jie šeima į praktiką. Bet kaip tik sudarę šitą planą, aš juos nukreipiau pas sveikatos specialistus, kad būtent sveikatos gyvensenos, medicinos sveikatos gyvensenos specialistai būtent ir būtų šitie gidai šitiem pacientam vykdant tą planą pirminį, kurią sudariau. Ir kurie, aišku, turi savo arsenale papildomų įvairiausių metodų ir įrankių. Ir dar, kaip norėjau kolegės paklausti, taip, žinome labai gerą pavyzdį LSMU gimnazijos, o kaip aplamai Kauno mieste su sveika mityba iki mokyklinių ir mokyklinių įstaigų. Ar tai yra išimtis šitą gimnaziją? Ar šitą patirtį galima būtų kažkaip plėsti, ar galima būtų remtis jūsų rekomendacijomis būsimam merui? Labai ačiū už tokią tikrai įžvalgą gerą. Iš esmės, turbūt vienas iš tų ne tik artimų, bet ir tolimesnių vizijų ir tikslų, palaikant tą bendradarbiavimą tarp universiteto ir gimnazijos universitetai, sukurti tam tikrą modelį, pavyzdį, kurį būtų galima pasiūlyti kitoms mokykloms. Išdirbti tam tikrą sistemą, tvarką, kas turėtų būti pakeista mokykloje, ar ne, kokie sprendimai priimami, kad tai turėtų tą sisteminį poveikį, ilgalaikį poveikį. Ypač jeigu pradedama nuo pačių pradžių, ar ne, kai ateina vaikai nuo pradinės mokyklos ar nuo 5 klasės, žiūrim, kokia mokykla
mokykla, ar ne, yra, ir tai galima pasiekti geriausių rezultatų. Tai iš tikrųjų kitose mokyklose, na, daugiau išimtis yra, jeigu tai sveikata yra prioritetas. Tai yra iš esmės išimtis. Visi orientuojasi į akademinius rezultatus, ar ne, ir pažiūrėkim, kiek vaikai sėdi suoluose, ką veikia per pertraukas, lygiai taip pat, jeigu dar yra telefonai neribojami, ne, kai kurios mokyklos priima individualiai sprendimus, tarkim, žinau mokyklų, kur kiekvienais metais nusprendžia, kad vis vyresnėse klasėse negalima turėti telefonų. Ne? Pradėjo kažkada nuo 5-okų, dabar jau 7-okam neleidžia turėti telefonų pamokose. Ne? Tai čia kol kas, kol nėra sisteminio sprendimo, tai yra mokyklos motyvacija. Bet vienos mokyklos daugiau teikia prioritetą, tarkim, judėjimo ar ne, kitos, na, telefonam kažkokiem tam patyčių klausimai, bet tokio sisteminio poveikio per visas sritis tikrai nėra. Ir tikslas yra mums kuriant tą sveikos mokyklos tokią viziją, modelį, ar ne, iš principo ne tik va čia lokaliai, kad tai mokyklai, ar ne, bet kad tai taptų gerų pavyzdžių, kurį galima perkelti ir kitas mokyklas. Ačiū labai, Lina. Ir ačiū Robertui. Robertas yra gydytojas, tai jis taip labai profesionaliai ir suformulavo ir klausimą, ir reflektavo. Bet kolegos, gal dar yra norinčių užduoti klausimą. Gerbiama Aiste, jūs na, vis tiek susidomėjot tą temą, galbūt yra koks nors kirba galvoje klausimas, kurį norėtumėt užduoti. Čia Dovilė paduoti. Tik tai, kad tų visų veiklų ir visko galėtų būti daugiau ir įvairesnių, ne visi žmonės yra vienodi. Pavyzdžiui, mane iš karto priskirtume trečiam universitetui ir aš turėčiau šokti polką, kaip ten kiti šoka. O aš paties turiu galeriją ir mokau kitas senjorės, pastelės meno ir viską tik pradedam. Tai norėjau pasakyti, taip pat ir Žaliakalnio visas paveldas irgi galiu vesti ekskursijas. Daugiau kaip paremti galbūt ir skirti dėmesio, kad ne visi senjorai, nes mane net aš išeičia, kad nekalbėčiau. Ir tikrai yra tokių daugiau. Pas mane ateina piešti, kur muzikinė teatro koristė. Ir tikrai jaučiu tą poreikį, kad aš pati galiu dar labai daug duoti. Tai norėčiau, kad į tai būtų atsižvelgiama ir kažkaip remiama. O dėl tų sportų, tai ąžuolynas ganėtinai mažas, jis panašus į kapines, įmesta tų bereikalingų skulptūrų ir nebūtinai tie treniruokliai taip pat visiems reikalingi. Sakyčiau, labai daug yra tų ekskursijų, kur ten pagal tokius štampus veda, bet galima būtų informaciją tiesiog ažūrinės šriftais skatinti ne tokius sportiškus žmonių, ne visi ten treniruokliai, ar ne, kad su šeimom, su draugais patys vaikščiotų ir atrastų, ar ne, įdomią vietą. Ir sakytų, einam, ten tikrai viskas parašyta. Ir nelauksim, kol oškinis gerbiamas įsiblaivys ten ir mus praves. Tai, pavyzdžiui, vieną pavyzdį turiu, mano senelio Antano Germanto namas ir yra Žemuogių gatvė, pati trumpiausia gatvė, ir aš turiu pačią ilgiausią tvorą, kuriai 100 metų jau medinė. Ir tenais turiu tokią idėją, ką aš ir parašiau, kad nebūtinai skirti pinigus tom skulptūrom, o čia galėtų ažūriškai su portretais parašyti žmonės ir jų istorijos, kas ten gyvena, nes yra net knyga išleista Žemuogių gatve. Tai mano tokie paklausimai. Profesoriau, o čia taip reaguojant, gal iš tikrųjų galima sugretinti kartu pažinimą ir tą sveiką gyvenseną, judėjimą. Ką gerbiama Aistė dabar truputėlį, ar jūs kažkaip kitaip galvotumėte? Visiškai ne kitaip, tiesiog nėra laiko apie tai šnekėti, o dabartiniu metu tai
ilgaamžiškumo strategijų, jeigu yra 9 pačios populiariausias mokslo ir praktikos pagrįstos strategijos, iš tų 9 6 orientuotos, pavyzdžiui, gyvenimo tikslas, tu turėtum, yra socialinis bendravimas, teisingi draugai, menai, kultūra, o tokie dalykai. Jie yra psichologiniai dalykai, yra net žymiai svarbiau pagal naujausias tendencijas už kai kurios net ir fizinius dalykus. Pavyzdžiui, aš baigiu įgyvendinti Lietuvos mokslo tarybos projektą, skaičiuoju dabar savo įvairius atliktus tyrimus, išvadas, straipsnius rašau, ieškau, kokie pagrindiniai veiksniai įtakoja genų sveikatą. Taip supaprastintai telomerų ilgį, genų sveikatą. Ar fizinis aktyvumas, ar nutukimas, ar uždegimai, ar cholesterolis, ar dar visokie kraujo rodiklėliai, ir ar psichologiniai. Atradau, suskaičiavau iš kelių šimtų. Pagrindinis vienareikšmiškai rodiklis yra Pasaulio sveikatos organizacijos toks testas, kaip reikia nustatyti well-being ir vieną skalę ramumas. Tie žmonės, kurie pasižymi ramumu, jie turi didžiausią telomerų ilgį, o ne tie, kurie juda, kurie ten maitinasi ir panašiai. Ramybė, kaip milžiniška, ramybė per meną, per kultūrą, per susikaupimą, per bendravimą, ramumas. Antras rodiklis pagal populiarumą mūsų buvo stresas. Tie, kurie turėjo didelius stresus, telomeras mažas. O toliau visi fiziniai, fiziologiniai, kraujo rodikliai pirmiausia išreiškėjo psichologiniai. Tame pačiam darbo klimatas, kaip mes bendraujam, tas pats požiūris, čia yra vieni iš svarbiausių tokių veiksnių. Visas kompleksas veiksnių. Bet įgyvendinimai, aš tiesą noriu dar tokį vieną publikaciją priminsiu. Italų mokslininkai publikavo šiom dienom tokią labai svarbią publikaciją, kur tapo hot, iš karto karšta, Friday apdovanota ir pradėjo visi diskutuoti. O jie parašė tyrimus, yra psichologai, filosofai, fiziologai, kad senjorai turi milžinišką patirtį, socialinę išmintį ir juos nereikia traktuoti, kaip jie išėjo į pensiją pailsėti, nes jie turi milžinišką galią ir naudą prisidėti prie visuomenės gerovės. Ar suprato tą mintį? Kad ne taip, kad pažiūrėti, jie išėjo pailsėti, bet jie turi būti įtraukiami į įvairias patirtis, iš jų mokytis. Tai yra ypatingai taip, nes ypatingai, kai žmonės dabar ilgiau gyvena, tai senjorai yra milžiniška socialinė psichologija praminimo arba ilgo gyvenimo jėga. Yra tai tokia viena iš įdomiausių idėjų. O jeigu šnekant apie įgyvendinimą, kartuoju, paprastas dalykas, meras turi būti lyderis. Jis turi domėtis naujausiam tendencijom ir pats turi pristatyti, skaityti idėjas, ką reikia daryti. O jeigu mes iš apačios viską pristatinėsim, nieko nebus. Jis turi būti tiek išprusęs, tiek apsiskaitęs, kad jis keltų. Jie turi parengti programą sveikos gyvensenos plėtros Kaune kompleksinę, ką jau turime, ką dar reikia papildyti. Nėra čia sudėtinga, bet reikia tuo domėtis. Bet turi būti lyderis, o ne taip, kad visų klausyt. Jūs pateikit pastabėlį, jūs pastabėlį, taip strategijos nesidaro. Strategijos darosi, jeigu iškilus protingi žmonės apsiskaitė ir tik protingi drąsūs žmonės daro milžiniškus pokyčius, o ne taip, kad meras bus kažkoks šiuplys, o visuomenė labai protinga, nieko nebus. Turi būti, reikia ieškoti labai drąsių, iškilių, protingų, vizionierių, lyderių, kurie drąsūs būtų, kurie jie kels idėjas, kad nebijotų keltas idėjas. Nuo mokyklų, universiteto restruktūrizavimo iki naujų programų, sveikatinimo, naujų strategijų, o ne vis girtis, kokie mes tobuli. Nieko čia yra netobuli. Reikia daug ką patobulinti. Ačiū profesoriui, mačiau ranką Simonas kelia, tai prašau. Aš pirmiausia, tai turbūt ne kiekvienam pasiseka turėti tokį kolegą kaip olimpinį čempioną Virgilijų Alekną, kur, jeigu iškyla vairių klausimų, nes mes kartu tenka ir pasportuoti ir panašiai, tai Virgilijus visada net ten Seimo salėje už rūkomojo pasiveda ir parodo pats pratimą, būdamas su kostiumu ir panašiai, tai
labai žavu, kad ir profesionalų sportininkai tokią misiją suvokia ir tikrai esu ne vieną kolegą matęs, kur pas Virgilijų ateina paklausti vieno kito patarimo. Bet mano klausimas gal labiau gydytojai Linai ir profesoriau jums, ar nėra per sudėtingas kelias iš principo žmogui laisvai, kaip čia pasakyti, patekti pas kineziterapeutą? Ar tai nėra tik tai toks kelias per šeimos gydytoją, esant kažkokiai traumai ir panašiai? Tai jeigu mes automobilius kas 2 metus iš esmės, tikrinam techninėm žiūrovui, o ar čia viskas palikta tiesiog tokiam labiau privačiam veikimui, privačiom žmogaus investicijom ir ar neturėtų kažkaip tas procesas tobulėti ir išgelbėti žmogų vėlesniuose jo gyvenimo etapuose tikrai nuo reikšmingų problemų? Iš tikrųjų, tai tas kineziterapeuto ar kito asmens sveikatos priežiūros specialisto, to paties gyvensenos medicinos specialisto buvimas, ar ne, dažnai yra tiesiog gal neidentifikuojamas, ar ne, dažnai asociacijos kyla žmonėms, kad greičiausiai bus mokama arba greičiausiai man reikia šeimos gydytojo, kad mane kažkur nukreiptų. Bet aišku, čia yra visa sveikatos sistema, ar ne, kokios paslaugos yra kompensuojamos, kas yra mokama, kas nemokama, bet dažniausiai ar ne problema, kad tiesiog nėra žinojimo, nėra žinios. Nes, pavyzdžiui, gyvensenos medicinos specialisto konsultacijos, jeigu tas specialistas yra šeimos gydytojų komandoje ir toje poliklinikoje pacientas pasirašęs, jam nereikia jokio siuntimo, paslaugos yra nemokamos, kaip ir kineziterapeuto, kaip ir psichologo, kaip ir kitų šeimos gydytojų komandos narių. Bet pirmiausia, šitie specialistai turi būti šeimos gydytojų komandoje. Kiekviena įstaiga sprendžia, kokius komandos narius pasirinkti, nes jie gauna bendrą krepšelį, ar ne? Ir tuomet prioriteto klausimas, kas tą įstaigą atrodo svarbiau, kurie specialistai yra svarbiau. Ir jeigu visgi tų specialistų, kineziterapeuto, psichologo, terapeuto ar gyvensenos medicinos specialisto tiesiog nėra, ar ne, nes taip nusprendė gydymo įstaiga dėl finansinių dalykų, tai taip prieinamumas bus ženkliai mažesnis, ar ne? Tai čia daug tokių sisteminių dalykų, pradedant nuo kiekvieno žmogaus supratimo, kokios paslaugos jam gali būti prieinamos. Ir kartais iš tikrųjų tiesiog yra man trūksta tos bendros strategijos ir to bendro tinklo, kad žmogus žinotų, kas, kur, kaip jam gali būti, ar ne, nes yra tokia daug susiskaldimo tarp gydymo įstaigų, tarp, pavyzdžiui, visuomenės sveikatos biuro, ar ne, tarp mokyklų. Ir nėra to tinklo, kad žmogus gautų visą kompleksą, visą, kas aplink yra, kokios prieinamos galimybės, kad ir vieni kiti specialistai kažkokie, kurie turi kontaktą su žmogum, kad jį nukreiptų. Tai dėkoju kolegai, kuris žino apie gyvensenos medicinos specialistus ir žino, kad gali jam nukreipti, bet tikrai to dar nėra tiek daug ir tai nėra įprasta. Tas kelias pas kiekvieną kažkokį specialistą turėtų būti aiškus, išmintas, ne? Ir turėtume tą tinklą tokį turėti visi, apie jį žinoti visi. Tai čia turbūt dvipusė problema, ir finansiniai aspektai, organizaciniai aspektai, ir dar to supratimo, ar ne, kiekvienam, kokios paslaugos galimos prieinamos. Aš irgi norėjau papildyti, tai iš tikrųjų mes automobilį nusiperkam, tai turim teisės turėti, turim žinoti, kaip jį valdyti ir taip toliau. Tai aš manau, kad čia irgi, jeigu mes jau nusprendėm fiziškai aktyviai save, kaip sako, fizinio aktyvumo užsiminėti ir transportuoti ir taip toliau, tai aš manau, kad turime irgi pasidomėti apie būtent treniravimo sistemas, apie kokius tai slypinčius pavojus, persitrenimą ir taip toliau, pasidomėti paprastai. Tai sportas tai nėra, kad vien noriu bėgu, noriu šuoliuoju, noriu dar kažką darau, bet tai yra šiek tiek daugiau. Ir pasiekmes dažnai kartais būna, kad gydytojai ne visada gali padėti, taip kad su savo kūnu reikia elgtis atsakingai ir bet kokį sprendimą priimant, reikia pasidomėti apie pasiekmes. Pridėsiu, kad didžiausia visuomenės sveikatinimo jėga ir kas dabar yra pasaulyje labai populiaru, tai yra didinti išprusimą pačių žmonių, kad jie kuo labiau patys suprastų teisingus pasirinkimus dėl mitybos ir dėl paprastų fizinio aktyvumo ir streso. Yra klaidingas senas požiūris manyti, kad viską išspręs tik specialistai, o visuomenė bus neišprususi. Visuomenės prusinimas, jos įgalinimas
elementariausius dalykus priimti, savaitgaliais pasivaikščioti, arba dar vieną kitą pratimėlį, ar mitybą, ar dar. Yra čia didžioji jėga. Specialistai reikalingi, bet norint daryti didelius pokyčius, be visuomenės įgalinimo, nedarykim seną klaidą, kad viską išspręs tik specialistai, o žmonės bus akli. Taip ir yra, kad žmonių paklaus apie lipoproteiną, kokia niekas nežino, o pagal visas tendencijas jis turėtų žinoti. Žmonės bėga viską pas šeimos daktarą. Reikia prūsinti žmonės. Tai tada visuomenė, tada daugiau žmonių sveikiau gyvens. Tokį paprastą šiuolaikinį šiek tiek apsukti kitaip. O, kiek miškas rankų, bet jau taip po truputėlį diskusija eina į pabaigą, bet tikrai visų išklausysim. Prašom. Aš norėčiau arčiau miesto, kadangi miestiečiai esam, aš pats esu 100% miestietis, kaunietis. Tai prelegentų norėčiau paklausti, kaip jūs matote, kiek įtakoja miesto mikroklimatas sveikatą, bendrai paėmus sveiką gyvenseną, ir urbanistiniai sprendimai, kurie gali gerinti tą mikroklimatą ir gali jį negerinti, švelniai tariant. Pakalbėkime apie paprastus dalykus, triukšmo valdymas, arba karščio valdymas, karščio salų mažinimas arba didinimas mieste. Kokia jūsų nuomonė? Kaip jums atrodo Kaunas šiuo aspektu? Taip, Kaunas visada man asocijuoja, kadangi nesu kaunietis, o Kaune ne tik daug laiko praleidęs, bet tikrai susipažinęs gerai su Kaunu, ypač su Kauno sportinėm infrastruktūrom, stadionu ir taip toliau, tai man Kaunas labai žalias miestas, gražus lyginant su Lietuvos kitais miestais. Taip, o kas liečia užterštumą, tai čia ko gero aš dabar tos pramonės irgi jau teršiančios Kauno mieste ne tiek ir daug liko, ko gero tas oras irgi gerokai pasikeitęs. Triukšmo kokie tai slopintuvai, tai čia aš manau, kad visos Lietuvos yra problema, nes kaip tai jeigu mes važiuojam Lenkiją arba kitose didesnėse miestuose, važiuoti pro Varšuvą, kiek ten yra apdengtų gatvių su garso izoliacijom ir taip toliau, ten stipriau lyg ir tai atsižvelgia, o čia Lietuvoje kažkaip tai nėra to tokio, kad gatvės triukšmą apriboti ir kad būtų šiek tiek mažiau triukšmo, bet aš nežinau, ar čia visos Lietuvos problema, ar čia ko gero miestas galėtų imtis tokios iniciatyvos. Bet šiaip aš manau, kad čia revoliucijų kažkokių didelių nereikia, nes Kaunas, kaip ir minėjau, žalias miestas, gerai atrodo, manau, triukšmą patvarkius, užterštumą irgi galbūt galima šiek tiek apriboti, visai gerai čia gyventi. Tai aš gal tik papildysiu, iš esmės irgi kaip esu kaunietė, tai tą Kauną irgi pažįstu, bet kaip juokiuosi, kadangi gyvenu vienoj zonai Kauno ir nesu ta, kuri keliavo ar ne per gyvenimą per skirtingas zonas, tai kartais kitos miesto dalies ir nepažįstu, ir kai nuvažiuoju ten, kur yra daugiaaukščiai namai, didelės gatvės, net nustembu, ar ne, ir šiek tiek gal net pasigendu arba pasidžiaugiu, kaip yra žalia ten, kur aš gyvenu, tai mes dar kiekvienas gyvenam tam mikro tokiam burbule ir aplinkoje ir galim skirtingai pasakyti, kaip mums atrodo Kaunas, jeigu žiūrim iš savo visiškai perspektyvos, bet iš esmės tikrai galim pasidžiaugti, man atrodo, daug dalykų, ar ne? Tai kas yra svarbu, tik svarbu akcentuoti ir nepamažinti to, kas jau yra gera, bet tos žaliosios zonos, kai kuriami kažkokie tai ten parkai, kažkokios atnaujinamos erdvės, ar ne, kad nepadaryti iš to problemos, kad sumažint medžių, pavėsio, ar ne, žalio ploto ir taip toliau. Tai čia reikia irgi tiesiog tos prioritetus sudėlioti, bet visi tie, kaip ir kiek prieš tai sakau, kalbu, ar ne, kad labai svarbu sudaryti tinkamas sąlygas, priemonės, kad žmonės galėtų įgyvendinti tai, ką jie galėtų, ar ne, tas savo gyvensenos aspektas. Bet žinoma, pirmą turi suprasti, kodėl tau yra svarbu būti gamtoje, kodėl tau reikia vengti šviesos taršos, ar vengti triukšmo, ar ne, ir taip toliau. Čia prasideda tas edukacija dalis, ar ne, tas sąmoningumo ugdymas, kuris turėtų būti tiesiog kompleksinis ir per visas skirtingas sritis. Tai, gal tik. Aš trumpai gyvenu prie Kauno ąžuolyno, tai
šalia visų mokslinių veiklų aš turiu fantastinę vietą. Visiems sakau, kad pasaulyje viena iš geriausių, einu pasivaikščioti Kauno Ąžuolyną. Tai man super. 2 dienas per savaitę, 1 dieną padarau ilgą žygį 15 km dar fantastiškesnį vietoje Panemunėj. Tai, man yra fantastiškas dalykas. Ir tiesa, kai aš buvau jaunesnis, aš vaikščiojau, nepripažinojau, kaip judėjimo formas, dabar su metais, tai aš turiu idealias sąlygas, tik trūksta man dar 2 dalykų. Po pasivaikščiojimo nusimaudyti kur, tai būtų Platelių ežere, tokiam nėra čia Kaune, ir trūksta Ąžuolyne Kaune aikštelių pasparodyti futbolą. Į maniežą nežinojęs eiti, vasarą, pažaist, paprasti dalykai žmonės norėtų. Ir man, kaip pensininkui, būtų ideali infrastruktūra. tą žinau, kodėl reikia daryti, infrastruktūra ideali, mokytis rašyti knygas ir sveikai gyventi. Ir aš dar turiu klausimą kauniečiams. Kodėl didelė dalis kauniečių gyvena Kauno rajone? Ar neturėtų būti mero tikslas kauniečius grąžinti į Kauną? Na, čia toks klausimas galbūt platesnis jo kitai diskusijai, nes čia daug dalykų susijusių. Aš matau mišką dar rankų, bet sutarkim taip, paskutiniai du klausimai mačiau Rūta kėlė ir Darius. Tai tada Aušrą paliksim pabaigoje, nes mačiau, kad tu turi surinkusi ten keletą, tai išrink iš tų lapelių 3, kurios paskaitysi, ką čia mes surašėm. O dabar klausimas Rūta. Taip, tai profesorius labai daug kartų minėjo psichologiją ir patį stresą, labai mus veikia ir šitam pasaulyje tikriausiai mes nepasislėpsim niekur. Tai man labai įdomu, kaip jūs kiekvienas patirėt stresą ir kaip su juo susidraugavot ir išgyvenat. Bet asmeniškai, ne taip, kad į straipsnį paskaityt, bet kaip pats visas asmeniškai ir sakyt, tai prisijungti atsakymus. Kol sugalvos, sakau tą patį. Aš kai rašau, kai labai paskaitas, kad geresnio poilsio nematau, kai gamtoj pasivaikščioti, dar vieną kitą pratimėlį atliksiu. Tai yra jėga fantastiška. Man iškart atėjęs po pasivaikščiojimo aš geriausias išvadas parašau. Geriausius puslapius knygų parašau. Sugrįžęs, net ir širdies variabilumo rodiklėlis. Tada pulsas tampa labiau variabilumas. Tai man veikia, tai matuoja. Man ideali vieta. Aš gal pasakysiu, kolegos sugalvos. Liberalai turi kasmet tokį gerą iššūkį ėjimo. Aišku, tas iššūkis galėtų tęstis ne tik 1 mėnesį, jis turėtų tęstis visus metus. Tai man asmeniškai, didžiulis azartas ir didžiulis streso nuėmimas yra ryte ir vakare eiti į darbą pėstute. Na tai aš einu pėstute iki geležinkelio stoties iš Žaliakalnio ir paskui važiuoju traukiniu ir einu pėstute iš geležinkelio Vilniaus stoties į Seimą. Ir taip pirmyn atgal. Tai tuo metu tikrai geras streso nuėmimo būdas yra. Bet tikrai sutinku, kad toks iššūkis turėtų tęsti visus metus. Streso nuėmimo piliulės tikrai nėra. Jos, kaip sako, ko gero išras mokslininkai, gal atsiras kada kokia. Tai aš manau, kad savo mylimą veiklą užsiimti, tai yra gal toks pagrindinis paprastas dalykas. O šiaip truputėlį streso, visada gerai. Ryte streso gauni, greičiau pabundi, pietus irgi iš pietų kokio tai popiečio pabundi, tai čia gal nėra blogai, bet jeigu visą dieną stresas, tada jau sudėtingiau. Na taip, iš tikrųjų stresas viena iš tų sričių, labai svarbių atskirų sričių. Ne stresas problema gal mūsų užsitęsusi reakcija į kažkokius įvykius, kurie yra visiškai neutralūs, tik tai mūsų reakcija ir ką rodo tyrimai ir visi genų raiškos tyrimai, tai genetiniai tyrimai, kad tai yra problema, mūsų užsitęsusi reakcija į kažkokį įvykį ir lėtinis tas stresas. Tai aš iš tikrųjų naudojuosi gudrybėmis, kadangi šiek tiek daugiau išmanau tam tikrus subtilybės, tai ne tik tiesioginės streso valdymo technikos man pasiteisina, kaip pavyzdžiui kvėpavimo pratimai arba raumenų, tokie progresyvios relaksacijos pratimai, kuriuos aš galiu nuveikti su savo fiziniu kūnu, kad nuraminčiau protą ir pasakyčiau, kad viskas yra gerai,
ir nėra tos kažkokios grėsmės ir tada rimsta emocijos, mintis, visa kita, bet kiti principai ne visai tiesioginiai, bet labai pasiteisinę, tai yra miegas. Kai yra kokybiškas, adekvačios trukmės, reguliarus, labai svarbus kriterijus, miego reguliarumas, cirkadinio ritmo sinchronizacija su tuo, kada miegi, kada valgai, kada judi, viskas susiję, ne? Tai labai stipriai užkelia tą slenkstį, nuo kada žmogus tampa reaktyvus į įvykius. Ne? Po prastai pamiegotos nakties neutralesnis įvykis gali sukelti didesnį streso atsaką. Tai vienas iš šitų tikrai man labai gelbėjančių apskritai intensyviaus gyvenimo tempuose, tai yra užtikrinti kokybišką miegą ir visgi, nežinau, gal ir kai kurios nustebinsiu, bet mitybos tema yra per mažai gal paliesta ir akcentuota, nes iš tikrųjų nė vienas gyvensenos veiksnys negali kompensuoti neoptimalios mitybos ir sveikatai nepalankios mitybos. Jeigu mes žiūrėsim ir ką sako mokslas, kad mityba yra, tikslas šiuolaikinės mitybos yra mikrobiotos moduliacija, o mikrobiotai mūsų žarnyne gyvenančiom bakterijom privalomai reikia maistinio substrato. Tai vat jeigu mes užtikrinam maistinį substratą tiekimą, palaikom gerą mikrobiotą, ji veikia mūsų per žarnyno smegenų ašį, ar ne, reguliuoja atsaką į stresą. Yra tyrimų, kurie rodo, kad nieko nekeičiant, tik keičiant mitybą, atsakas į stresą mažėja 30%. Tai tiesiog yra daug skirtingų technikų, kiekvienam turbūt veikia kažkas skirtingai, kažkas labiau linksta prie vieno ar kito, ar ne, bet labai svarbi tema, kurią verta savo aiškiai įsivardinti, ne ką aš tiesiog kažkaip ekspromptu čia dabar reguliuosiu savo emocijas, bet ką aš iš tikrųjų kokį įdirbį nudirbsiu ir kaip pasirūpinsiu savo šitą sritimi sveikatos. Ačiū, Lina. Dariau? Ne? Jeigu gali, taip, prašau. Aš turiu du klausimus, arba vieną klausimą iš dviejų dalių. Pirmiausia, užduosiu, bet prieš tai dar noriu įspėti. Labai atsakingai įvertinkit situaciją, kurioje esat, prieš atsakydami. Tai dabar labai karštas metas. Kiek žinau, medikai ir įvairūs specialistai sako, kad reikia vartoti daug skysčių. Pirmo klausimo, pirma dalis, ar alų gerti sveika? Antra klausimo dalis, tema šio susitikimo yra Sveikas Kaunas 2030. Tai ar Kaune dar bus alaus 2030? Ir palėtėm dar 6, gal piliulę, ar ne, žalingi įpročiai. Tai jiems irgi tikrai reikia dėmesio, ar ne? Tai nėra saugaus alkoholio kiekio. Moksliniai tyrimai labai aiškiai sako, ir netgi yra prieš metus pakeista Viduržemio jūros mitybos piramidė, kurioje buvo vyno taurės nupieštos ir ką dažnai girdėdavau iš pacientų, taigi žiūrėkit, vynas labai sveikas širdžiai, ar ne? Tai visiems dabar turbūt ramiau, nes mitybos piramidė yra pakeista ir prie taurės vyno parašyta, kad kuo mažiau, tuo geriau. Tai, tam tikras socialinis aspektas yra visada svarbu, ar ne? Tas alkoholio vartojimas gali būti kaip kažkoks socialinės, toks ar nesu vieta, kur susipūrė žmonės ir kažkaip ar ne, bet iš esmės labai reikia atsakingai pasižiūrėti šitą sritį, labai dažnai jinai normalizuota, ne, įprasta, kad visi taip daro. Jeigu paklausiu paciento, ar vartojate alkoholinius gėrimus, tai sako, kaip visi, ar ne, ir tas kaip visi visiems yra šiek tiek skirtingai, ką mes suprantam kaip visi, ar ne. Tai dėl alaus 30 metais negaliu jokių pažadų duoti ir visi jų nupaišyti, kaip ten bus, nežinau, bet iš tikrųjų linkiu labai atidžiai pagalvoti, ką geriam, kai geriam. Vienintelis dalykas, ką galima ir reikia nuolatos gurkšnoti, tai vandenį. Ilgamžiškumo. Tie žmonės, kurie gyvena labiausiai 100 metų, tai yra tos mėlynos zonos, naujausi tyrimai jų gyvensenos rodo, iš 10 punktas 1 yra 5 valandą vyno taurę atsipalaiduoti, kaip fantastišką vaizdą. Tai aš už biškį alaus ir vyno sakau, kad nepanaikinti, nereikia panaikinti. Aš kalbėsiu iš asmeninės patirties, kad saikingas alaus vartojimas sporto rezultatam nekenkia.
Ačiū Virgilijau ir Aušra. Paskutinis klausimas ir dar labai paprašysiu tavęs iš tų lapelių išrinkti, daugiausia 3. Tai žiūrėkit, iš tų lapelių čia klausimų nebuvo, čia daugiau pasiūlymų. Taip, aš ir noriu apie pasiūlymus, kad tu pasakytum. Tai vienas mano klausimas buvo, Dariaus klausimas apie alų, nes aš prisižadėjau jį užduoti su sąlyga, kad jis eis iš štabo rinkimų. Tai jau dabar Dariau niekur nedingsi, klausimas užduotas tu štabe. O mano klausimas būtų toks, 21 amžius, socialiniai tinklai ir ten yra pseudo ekspertų dabar bumas, kur visi viską geriausiai žino. Kaip valgyti, kaip sportuoti, kokių dietų laikytis ir kokių pilių gerti. O mano klausimas būtų toks, kaip medikai, kiek medikai susiduria su pasiekmėm tokių pseudo ekspertų ir galbūt pas politikus ar pas medikus yra vizija, kaip galima su tuo kovoti. Ačiū. Labai tikrai opi problema ir čia tikrai tų grėsmių labai daug galima įžvelgti ir savo praktikoje susiduriu su 2 aspektais. Iš vienos pusės pacientais, kurie pakonsultuoti kažkokių tai specialistų neiškeis, pavadinimai specialybių, kurių net nėra formaliai, ir tiesiog pasivadinę kažkaip taip. Priima sveikatai visiškai nepalankius sprendimus, tai aš tik džiaugiuosi, kad jie ateina iki manęs, ir mano darbas yra užmegzti ryšį, užmegzti tą santykį, kad jie pasitikėtų ir keistų savo sprendimus. Ir kita vertus labai džiaugiuosi, kad tikrai bent jau iki manęs ateina nemažai tokių žmonių, kurie sako, aš tiek daug visko girdžiu aplinkui, bet aš specialiai nieko neklausau ir nieko stengiuosi negirdėti, aš atėjau pas jūs ir noriu išgirsti mokslo pagrįstos žinios ir informacijos. Ką man iš tikrųjų reikia daryti? Tai va čia yra tas veikiausias požiūris. Bet to reglamentavimo ir turbūt to suvaldymo iš kažkokių politinių sprendimų, kas iš tikrųjų gali viešai kalbėti sveikatos klausimais, ar ne, čia turbūt labai būtų vertingas sprendimas ir mažiau būtų to pasimetimo ir to tokio dezinformacijos, kas ypač tai socialinėje erdvėje labai lengvai ir nesklinda, labai lengvai pasiekiama, prieinama ir tiesiog ten tos informacijos gausybė yra tikrai ne mokslo pagrįstos. Ir ypač paaugliams, aš pati paauglę dukrą auginu ir ateina, mama, pažiūrėk, aš mačiau. Taip, paaugliai tiki kitais, ne savais tėvais, ne suaugusiais, ar ne, o tiki autoritetais iš jų pačių aplinkos ir kokią jie neša žinutę, tai čia kaip tikrai labai svarbu. Aš tai studentams pastoviai to klausimą atsakau taip, kad renkitės prestižiškiausių pasaulyje mokslo, medicinos ir sveikatos organizacijų parengtomis rekomendacijomis. Pavyzdžiui, Amerikos sporto medicinos kolegija rengia kas kelis metai, pasaulio sveikatos organizacija, gerontologai, kardiologai, vėžio specialistai, sveikos gyvensenos naujausi standartai ir publikuoja labai aukšto reitingo žurnaluose. Pavyzdžiui, kaip reikia sveikai gyventi, prevenciškai kovojant prieš vėžį, 10 principų, publikuota geriausiam pasaulio žurnale 2022 metais, štai rekomendacija. Mums reikia visiems sakyti, renkite šiuolaikiniam geriausiam pasaulio medicinos ir sveikatos mokslo organizacijos priimtais standartais, nes kitaip pasimesim. Žmonės tokie sutvėrimai, kad visada norim girdėti tai, kas yra miela mūsų ausiai. Tai yra, ko gero, pagrindinė terpė ir atsirasti tokių kitų nuomonių. Aš manau, kad čia reikėtų ir save visada reikas paimti ir sužinoti tą informaciją iš pirminių šaltinių, o ne nors tai, kas mums atrodo malonu girdėti. Na, iš tiesų, sveikas miestas prasideda nuo žmonių. Bet sveikam miestui reikia ir gerų sprendimų. Šiandien išgirdome ir pasiūlymą, pirmiausia, iš profesoriaus išgirdom, kad reikia tam tikros strategijos, reikia labai charizmatiško, išsilavinusio mero, kuris būtų vėliavnešys ir šitoj temoj, ir kitose temose. Tai aš Aušrytės norėjau,
bent porą paskaityk tokių, galbūt yra sprendimų, siūlymų, ką šiandien mūsų auditorija pasiūlė. Auditorija siūlė šokius įtraukti ne tik į jaunimo, bet ir į vyresnio amžiaus. Auditorijos siūlymuose buvo įtraukti šokius ne tik jaunų žmonių, bet ir vyresnių, nes lavina ir kūną, ir sielą, ir mąstymą. Sujungti dviračių takus tarpusavyje. Kažkam reikėjo sumažinti teniso kortų, mano, kad tai prisidės prie sveikatingumo. Sumažinti teniso kortų kainą, atsiprašau, kainą iki 5 eurų. Arba palikti kainą tokią, kokia yra, bet studentams ir moksleiviams padaryti nemokamą. Ačiū labai visiems, paplokim mūsų diskusijos dalyviams. Labai ačiū visiems, kad šiandien šitoje auditorijoje dalyvavo, tai nebuvo taip lengva, nes čia nėra taip vėsų. O norėčiau diskusijos dalyviams įteikti simbolinės tokias dovanas, aš apsirengęs Kauno marškinėlės, tai ir jums įteiksiu iš Kauno turizmo informacijos centro įsigytus marškinėlius. Tai aš tikiuosi, kad kur reikės Kauną tikrai atstovausit garbingai. O buvo ir bendrijos didžios? Nežinau, ten jau ėmėm patį didžiausią. Ačiū Lina, labai. Dėkui ir iki kitų susitikimų, diskusijų bus ir daugiau. Thank you.